Sveiki, dažnai sodininkai mane klauso. Puola kenkėjai, puola lygos, kuom purkšti sodą. Šiandien aš jums parodysiu vieną labai svarbų purškimą pavasarinį, kurį mes padarom anksti pavasarį, kol medžiai ir krūmai dar visiškai miega, arba tik vos pradeda sprogti pumpurai. Šio purškimo nedarome, kada pumpurai jau išsprogo ir jau auga lapeliai. Taigi anksti pavasarį dar matot, kad turime kažkiek netgi dar sniego, bet bendrai sodas dar miega. Ir šitas purškimas skirtas visam sodui. Ir vaismedžiams, ir vaiskrūmiams. Aišku, kad netinka spygliuočiams. Spygliuočius nereikia jo purkšti, nes jis labai aktyvus. Ir galbūt netinka lazdynams purkšti dabar, nes lazdynai šiuo metu būtent dabar žydi. Ir dabar su kuo purkšsime. Žiūrėkite. Tai yra rinkinys vaismedžių pavasariniam ir arba rudeniniam purškimui. Taip, šį purškimą galima padaryti ir rudenį, ir pavasarį. O netgi galima ir du kartus. Ir rudenį, ir pavasarį. Tačiau jeigu rinkimės vieną, tai geriausia padaryti, aišku, pavasarinį purškimą. Kas įeina į šį rinkinį? Čia turime instrukciją išsame, aprašymą. Turime 50 gramų vario sulfato ir 100 gramų karbamido. Štai toks yra rinkinys ir darysime tokį purškimą. Iš karto pasakysiu, kad tai yra gan maža dozė vario sulfato. Ir jeigu jūsų sode pernai buvo labai daug ligų, tai tada jūs drąsiai galite dapirkti vario sulfato. Pavyzdžiui, 100 gramų drąsiai. Prie šitų 50 gramų galite drąsiai pridėti dar 100 gramų vario sulfato. Jeigu jūs purškiat ir jūsų sodas tvarkingas, tai profilaktikai visiškai šio kiekio 50 gramų užteks. Pasakysiu dar, kad čia yra profilaktinis purškimas. Ir žinokit, kad visada profilaktinį purškimą daryti geriau. Ir žiūrėkit dar vieną dalyką. Šiuo purškimu, vienu purškimu mes nušauname iš karto 3 zuikius. Pirmas, tai yra, kad karbamidas tai yra azoto trąša gera. Ir pavasariniam startui yra labai geras dalykas, kaip trąša. Vario sulfatas irgi yra kaip trąša, kaip mikroelementinė trąša. Varis irgi labai svarbus yra mūsų augalams. Taigi pirmas zuikis čia yra tręšimas. Antras zuikis, kaip jau sakiau, kad čia yra profilaktinis purškimas nuo lygų, nuo grybinių lygų, pavyzdžiui, rauplių, miltligės, vyšnių, moniliozės, kokomikozės. Varis yra geras fungicidas, kuris labai gerai naikina grybus. O karbamidas kartu su tuo, kad tai yra labai gera azoto trąša, jis nudegina kenkėjus. Jis nudegina žiemojančius kenkėjus. Pavyzdžiui, labai gerai jis gali išdeginti amarų kiaušinius. Nes amarai žiemoja ant šakučių, vienamečių šakučių kiaušiniai tiesiog ant šakučių būna ir su karbamidu mes galime jas išnaikinti. Ir dar trečias zuikis, irgi labai geras ir naudingas, yra tas, kad mes galime pavėlinti žydėjimą. Kada mes padarysime purškimą su šiuo tirpalu, tai mūsų trešnės, mūsų abrikosai, persikai pražys savaitę arba netgi 2 savaitėm vėliau. Kodėl tai yra gerai? Nes mes galime tada išvengti vėlyvų pavasarinių šalnų. Ir tada mūsų trešnių žiedai nenukentės nuo tų šalnų ir mes turėsime daugiau trešnių. Taigi 3 viename. Labai naudingas purškimas, būtinai jie padarykit. Ir dabar prie darbo. Šitas rinkinys skirtas 10 litrų vandens. Visų pirma, pripilam į purkštuvą porą litrų. Dabar šiandien mes naudosime naujovišką labai akumuliatorinį purkštuvą, kurį mes importuojam iš Italijos, su ličio jonų baterija, kuri yra labai patikima. Nereikia nieko pumpuoti, jokio benzino ir taip toliau. Jungiam akumuliatorių, dirbam, pažiūrėsite, kaip tą darysime.
porą litrų vandens pripilam. Karbamido ir vario sulfato ištirpimui naudojam karštą vandenį 40-50 laipsnių. Šilumos. Tada karbamidas tirpsta daug greičiau. Maišymui nenaudokit metalinius dalykus, nes nedraugauja vario sulfatas su metalu. Geriau plastikinį kokį maišytuvą paimti, medinį. Iš pirmo karto netirpsta, tai dalį mes pilam. Kur iš karto neištirpo, tai pridedam dar vandens. Dabar jau tikrai išsitirps. Okay. Dabar vario sulfato eilė. Vakar bandžiau su šaltuoju vandeniu tirpinti, tai žinokit, kad 3-4 kartus ilgiau. O čia gaunasi su karštu vandeniu daug greičiau. O, viskas. Taip. Čia turime skalę, kur matom 10 litrų žymę ir pripilam vandens iki 10 litrų. Darbui būtinai naudokite apsaugos priemonės, kad apsaugoti savo sveikatą.
Sudrėkinkite visą medį. Ir kamieną, ir šakas, ir stambes, ir smulkes. Aha, ir dar ir pomedį. Štai. Visas medis drėgnas, pomedis drėgnas, darbas baigtas. Aš savo darbą padariau. Darbas, kaip matėt, yra paprastas, visai nebrangus. Padarykite tą darbą savo sode ir jūs. Neatidėliokite šio darbo. Nes tas periodas, kada baigėsi šalčiai ir dar neišsprogo pumpurai, būna gal trumpas. Ir tuo momentu dažnai lyja ir mes neturime, atidėliojam rytoj padarysiu tą purškimą, rytoj. Ir galų gale viskas sprogsta, pradeda augti ir mes nepadarėm to purškimo. Bet šis purškimas yra labai efektyvus. Svarbiausia, kad tai yra profilaktika. Ir tai nėra baisus chemikalai. Paprasti dalykai. Trąša, azoto trąša ir vario sulfatas. O visus šios reikalus ir purkštuvus, ir kitus purškimo priemonės visada užsisakykite mūsų internetinėje parduotuvėje. Nuorodą visada rasite žemiau. Taigi, sėkmės sodininkavant ir viso gero.